Sveiki, brangų žiūrovai ir klausytojai. Sveikinamės šiandien su jumis aš Laurynas ir pastorius Vytautas. Sveiki. Tyrinėjame toliau šventąjį raštą ir šiandien pakalbėsim apie Dievo ilgėjimąsi Sione. Įsimintina eilutė sako, kad trokštu ir ilgiuosi viešpaties šventyklos kiemų, mano kūnas ir širdis gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui. Psalmė 84, 3 eilutė. Vytautai, tai kasgi tas Sionas? Sionas, kaip čia gal taip teisingiau? Sionas, taip, jokių būdų ne Sijonas. Taip, Sionas. Be abejo, tai kalno pavadinimas kalnas, kuris dominuoja Jeruzalėje šiandieninėje. Aišku, kažkada tai buvo jebusiečių tvirtovė ant to kalno konkrečiai, dar anksčiau ten, jeigu prisimeni, Abraomas atvedė Izaoką aukot, Morijos kalnas vadinamas. Tai yra kalnas, ant kurio buvo pastatyta šventykla vėliau Dovydo laikais, jau ne Dovydo, atsiprašau, Saliamono laikais. Dovydas norėjo, bet, kažkuria prasme Dovydas netgi tą vietą ir numatė šventyklai, tai yra, arba tiksliau netgi Dievas, prisimeni, kai Dovydas vedė nešė, tiksliau, sandoros skrynią, vežė tiesa su vežimu, tam vežė su jaučiais, vėlgi nusižengdamas, kadangi turėjo jį nešt, būtent levitai, bet jis vežė ir ten kaip tik sustojo, ten vienas iš palydovų mirė prisilietęs prie sandoros skrynios, visa ta istorija. Ir ten buvo tas klojimas, kuriame jis paliko ir po to jis aukojo tenai ir toj vietoje jis galų gale nusprendė statyti šventyklą. Tai yra tokia įdomi istorija, kad Dievas savotiškai nurodė tą vietą kaip tą vietą, kurioje jis norės pasistatyti savo namus arba kad jam pastatytų namus. Tai Sionas. Gerai. Psalmė 84. Nuo 1 iki 5 eilutės. Koro vadovai pagal Gititą, Koracho sūnų psalmė. Kokios mielos tavo buveinės galybių viešpatie. Trokštu ir ilgiuosi viešpaties šventyklos kiemų. Mano kūnas ir širdis gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui. Net žvirblis randa namus ir krekždei lizdą savo jaunikliams prie tavo aukurų galybių viešpatie. Mano karaliau ir mano Dieve, kokie laimingi, kurie gyvena tavo namuose, visada šlovindami tave giesme. Čia to pačiu klausimas, kodėl psalmininkas taip žavisi ir trokšta pasilikti šventyklai. Čia būtų kaip ir akivaizdu, ką perskaitėm. Gal tu vis tiek pakomentuotum šitą. Kažkas tau pasakytų, pirmą kartą skaitantis Bibliją, sakytų, jo, prabanga visiems patinka. Prabanga. Nauda visiems patinka. Nauda, prabanga, visi norim gražiai gyventi. Iš tikrųjų, ten gera, kur geri žmonės, ar ne, sakysim, jeigu tu nori gerai gyventi, kaip kažkada vienas mūsų brolis, kada mes rinkomės, kur sodybą rinktis, reiškia, kur apsigyventi. Sako, namai tu juos gali sutvarkyti, persidaryti, reiškia, sako, žiūrėk, svarbiausiai 2 dalykus, vieta ir kaimynai. Vieta, tu vietos jau nebepakeisi. Ir kaimynai, tai yra kaimynų irgi nebepakeisi. Tai vat gera gyventi kaiminystėje su gerais žmonėmis. Ir įsivaizduoju, kaip gera gyventi šalia Dievo kaiminystėje. Ir dar, kaip ir 85 psalmėje skaitėm, ten, kur sprendžiamos tavo problemos. Ten, kur dingsta kaltės jausmas. Vienas iš baisiausių dalykų turbūt žmogaus gyvenime, tai, kas jam apnuodija visą gyvenimą, tai yra kaltė. O tu gyveni šalia Dievo, su Dievu, pas kurį gali išspręsti šitą problemą. Nuimti visas kaltes. Dievas gali nuimti visas tavo kaltes. Atleisti visas nuodėmes. Įdomus momentas, kad kaltė ne tai, kad kažką padarėjai, o kaltė gali būti, kad kažko nepadarėjai. Taip. Ir visą tave gyvenime griaužti, kad tu ten galėjai kažkam padėti ar kažką. Tų situacijų vairiausių būna. Dėl tėvų, vaikų, dar kažkas. Ir visą gyvenimą pastrigęs, nes nebegali pakeisti praeities.
Taip, tai vad sakau, gyventi kaiminystėje, Dievo namuose, gyventi šalia Dievo, kuris nuolatos, kurį gali nuolatos lankyti ir gauti gerus patarimus ir išspręsti visas savo problemas, nusimti kaltes, pasidžiaugti šalia jo ir gauti jo palaimą, nu, Nu gerai, tai gera vieta. ja, tai gerai, Vytautai. Tai Mhm. dabar, tai mes kalbam tarsi, taip, tarsi tik vienoje vietoje tas Dievas būtų. Na, vat iš psalmininko panašu, kad nori Dievo artumo, tai yra šventykla. Viskas, daugiau kitur nei tave rūpeščių, nei tavo problemų sprendžia. Nu, nesakyk, Saliamonas, kada statė tą šventyklą ant Siono, jis Mm. sakė, jis ten prisiminė Saliamono maldą, kai jisai sako, kai tu būsi kažkokiam krašte ištremtas, vėlgi, tu čia, aš Dievas tave apgyvendino, tai tu čia gyvensi šalia. Tačiau jeigu tu būsi kažkur tolimam krašte ir jeigu atsigręši į šitą vietą ir melsiesi ir prašysi, aš tave išgirsiu. Tai yra svarbiausiai turėti čia mintyse būtent tą vietą, kur gyvena Dievas. Tai yra ne taip svarbu vieta, kaip svarbu tas Dievo rūpestis, apie kurį tu nuolat prisimeni, apie kurį tu nuolat žinai. Ir izraelitam buvo į tą vietą, į Sioną, tai yra į šventyklą ateiti buvo numatyta 3 kart per metus, tai yra šventės, kurių metu jie mesdavo visus savo darbus ir keliaudavo į šventyklą. Ir ten būdavo kurį laiką. Tuo pačiu, manau, kad būtų gerai, jeigu paminėtum apskritai konceptą šventyklos ir kodėl jos dabar nėra. Mhm. Taip, šventykla buvo numatyta, tai Mozei nurodyta pasistatyti tokią susitikimo palapinę, kurioje kaip tik, na, ta vieta, kurioje apsireikšdavo Dievas, tai yra ta vadinama šakina, arba iš hebrajų kalbos išvertus, tai reiškia, kur Dievo kaiminystė, arba kaip mes dabar sakom, Dievo artumas. Tai yra ten, kad Dievas galėtų gyventi su savo tauta. Buvo išskirtinė vieta. Ir toje vietoje buvo numatyti tam tikri ritualai ir tam tikri veiksmai, kurie padėjo būti Dievo artume. Tai yra, nu, įsivaizduok, šventas Dievas, kuris iš vis be nuodėmės ar ne, ir kuris negali gyventi su nuodėme kartu, nes visa, kas nuodėminga, sudegtų jo akyse, jis turi apsigyventi su savo tauta, su savo žmonėmis. Nu, jie momentaliai išnyks ten, ar ne, jie tiesiog sudegs, būdami nuodėmingi žmonės. Tačiau Dievas numatė būtent šventykloje va tuos veiksmus, kurių dėka žmogus ateidamas į Dievo artumą gali būti apvalytas. Šventykloje būdavo aukojama rytinė vakarinė deginamoji auka vien tik tai tam, kad Dievas galėtų būti tarp savo žmonių, kurie ten vėlgi bet kokiu momentu gali kažką padaryti ir nusidėti. Tai yra va tas, Dievas pats rado sprendimą, kad jis galėtų būti kartu su mumis. Tam reikia šventyklos, tai yra tam buvo numatyti visi tie veiksmai, kurie padėdavo apvalyti žmogų, kad jis galėtų išlikti gyvas Dievo artume. Gerai. Ir štai šiandien mes jos neturim šventyklos. Turim. Gerai. Turim, tik į ne žemėje. Na, žemėje dalis šventyklos yra, kadangi į žemę buvo atėjęs Dievo sūnus, tai yra Dievo avinėlis. O šventykloje būdavo aukojamas Dievo avinėlis. Tai yra, nu, avinėlis būdavo aukojamas ir Jėzus būtent, tos visos aukos avinėlių nurodė būtent į Jėzų Kristų, į jo auką. Ir paaukotas Dievo avinėlis čia žemėje buvo, tai yra, va čia galima sakyti, ta žemė yra šventyklos kiemas. O Jėzus tarnauja kaip vyriausias kunigas dangiškoje šventykloje. Vėlgi apeliuodamas į savo auką nuolatos ir užtardamas mus. Ir dėl to mes galim būti Dievo artume Jėzaus dėka. Mes nuolat galim būti Dievo artume. Tai yra Dievas gali dalyvauti mūsų gyvenime Jėzaus aukos dėka. Tai yra va ta privilegija. Ir kai mes mastom apie šventyklą, iš esmės būti šventykloje ir mes dabar galim gyventi Dievo namuose. Jeigu mes nuolat bendraujam su Kristumi ir remiamės Kristumi ir jo auka. Jo, aš čia kaip tik norėjau tau šitą klausimą ir užduoti. Aš noriu taip kaip psalmininkas.
Ar tai yra įmanoma ar ne? Va šito norėt, trokšti ir įgyvendinti. Įmanoma ir netgi būtina. Ir netgi būtina. Taip. Taip, Ir ir dar daugiau, jeigu pažiūrėsi laišką Efeziečiam antrą skyrių, ten pabaigoje irgi kalbama apie tai, kad mes visi tikintieji esam gyvieji akmenys to šventyklos. Tai yra ta šventykla statoma iš mūsų, iš tikinčių žmonių. Tie, kurie apeliuoja, kurie ir statoma ant pamato, tai yra ant Jėzaus Kristaus kertinio akmens ir ant apaštalų mokymo reiškia pamato. Mes visi statomi į tą šventyklą, tai yra bažnyčia, Dievo žmonės, vėlgi bažnyčia tai yra susirinkimas, ar ne, tai yra tie, kurie pašaukti į Dievo artumą. Jie savotiškai irgi yra va, tas šventyklos modelis, šventyklos pastatas. nuo 5 iki 12 eilutės toliau gali pratesti. Mhm. Kokie laimingi, kurie gyvena tavo namuose, visada šlovindami tave giesme. Koks laimingas žmogus, kuris randa užuovėją tavyje, kurio širdis pakeliui į Siono kalną. Jie eina per Bakos slėnį ir slėnis tampa jiems šaltinių vieta, tartum ankstyvieji lietūs būtų pripildę į palaimos. Eidami jie stiprėja, jie matys Dievą Sione. Iki kelintos, iki 12. Taip. Mhm. O viešpatie galybių Dieve, išgirsk mano maldą, klausykis Jokūbo Dieve. Dieve, maloniai pažvelk į mūsų skydą, pasižiūrėk į savo pateptojo veidą. Juk viena diena tavo kiemuose vertesnė už 1000 bet kur kitur. Verčiau gulėčiau prie Dievo namų slenksčio, negu gyvenčiau nedorėlių palapinėse. Juk viešpats Dievas yra ir saulė, ir skydas. Jis teikia malonę ir garbę. Viešpats nešykšti nieko tiems, kurie gyvena dorai elgdamiesi. Galybių viešpatie, koks laimingas žmogus, kuris tavimi pasitikė. Čia neišskirtas jokia etinė grupė, jokia kultūrinė grupė. Ar tai reikštų, kad čia bet koks žmogus? Čia išskirtos tik dvi grupės - nedorėlis ir tas, kuris tavimi pasitikė. Tai yra dvi grupės žmonių. Koks laimingas tas, kuris tavimi pasitikė. Ar Ir yra, ar nešykšti yra, nieko tiems, kurie gyvena dorai, elgdamiesi, galybių. Viešpats, koks laimingas. Taip. ar yra Vytautai toks dalykas, kaip čia pasakyti, bandomoji versija? O E, sugalvoja žmogus išbandyti Dievą. O yra. sugalvoja, koks tas būtų, o jeigu pabandyčiau tą artumą Dievo, nenoriu eiti pas Dievą, bet noriu išbandyti, ar yra toksai dalykas? Bandomoji versija. Jo, kaip greitai Dievas priima žmogų į jį besikreipiantį. Yra poroj vietų, bent jau dvi vietas prisimenu, kur sako išbandyk arba paragauk netgi viešpatį. Tai yra išbandyk, koks jis geras. Dievas kviečia tokiam bandymam, paragauk, nu, pabandyk pats. Ne tik klausyk ir girdėk apie mane, bet nu, tiesiog pabandyk. Pabandyk gyventi taip, kaip aš tau nurodau. Ir tu pamatysi. Taip kad, nu, kaip ir yra. Aišku, Dievas numato, kad patiks tas Dievo gerumas, Dievo artumas patiks žmogui. Ta gerovė. Taip. Aš tau tokį skeptišką klausimą užduosiu. Jeigu Mhm. taip gerai su Dievu, kodėl žmonės atkrenta nuo Dievo? Geras klausimas, kai atkrisiu, aš tau papasakosiu. Nežinau, nežinau kodėl. Yra visokių priežasčių. Kažkuria prasme, aš manau, kad didžioji dalis vis dėlto jie neina gilyn į santykius su Dievu. Jie tiesiog ateina pas Dievą, paragauja, o po to vėl bando gyventi, vat kaip mes šiandien su tavimi ir bendravom, ar ne tą temą, bando gyventi savo jėgomis.
įsivaizduodami, nepažįsta iki galo Dievo, neina į Dievo pažinimą, tai yra nepažįsta Dievo ir nesupranta, kad Dievas ne šiaip savo tik pakvietė jį pas save ir paliko jį ramybėje. Nu, dabar gyvenk kaip nori, stenkis gyventi teisingai. Ne, jis sako, aš noriu lydėti tave nuolatos. Tai yra, vat, žmonės nepasilieka Dievo artume nuolatos. Dėl to ir atsitraukia, aš manau. Tiesiog va, tas neteisingas supratimas apie tai, kad žmogus turi pakeisti save savo jėgomis ir galų gale persitempia, pavargsta ir sako, nu, man užtenka. Ten buvo geriau, ten buvo laisviau, galėjau daryti, ką noriu. Čia gal kaip labai daugelis ryčių pabandai, bet pabandai nepilnai, žinai, ir jau įsivaizduoju, kad turi tikrą pilną patyrimą, bet tai nėra tai. Taip, taip. Žinai, pradeda žmogus sportuoti, pasportavo vieną savaitę ir sako, nepadėjo man sveikatai, Aha, aha. nebesportuosiu. Taip, taip. Gerai. Bet ką naują bandant, iš tikrųjų reikia suprast, reikia perprast to, perskaityti instrukciją atidžiai labai. Suprast ir galbūt netgi nueit pas trenerius, ar ne? Tai yra nueit pas tuos, kurie padės išvengti tų klaidų, kurias daro naujokai, bandydami kažką tai įsisavinti. Su Dievu tai ypatingai svarbu, nes gyvenimas su Dievu nu, labai skiriasi nuo įprasto gyvenimo. Tiesiog Čia labai sudėtingas klausimas nepalyginamai. Ir Biblija kalba apie tai, kad ir išrinktuosius šėtonas nuvilios. Ar ne? Ta prasme, pažįsti žmogų, Taip, atrodo, jisai taip. tikrai seka Dievu, bet jisai bats vienu momentu ir atkrenta. Atėjo kažkokia kartelė, kurios nesugebėjo peržengti. Man tai kažkiek gal primena ir su draugystė, žinai, būna draugai ir kažką pasakėjai draugui, kas jį labai žaidžia ir jisai viskas, ir jisai vos nebraukė visą draugystę, vietoj to, kad išsiaiškintų, gal tu visai netai turėjo menį. Na, kaip sakant, kyšo ir velnio ausis, žinai, kad tave už liežuvio patempė, bet supranti, ta prasme, Taip. e, na, čia visur reikia būti lankščiam ir išmintingam, bet jeigu Taip. užkietini savo širdį, viskas iš karto ir baigėsi. Taip, ir ne tik tai, aš galvoju, žmonės dar susikuria neteisingus lūkesčius. Vėlgi iš to nepažinimo Dievo, ar ne? Tai yra nepažinimo jo darbo, kaip žmogus keičiamas yra, kaip Dievas keičia žmogų. Ir nesuprasdami va, to viso, turi labai nepagrįstus lūkesčius. Tikisi, kad Dievas čia greitai jame padarys pakeitimus, kad čia greitai viskas įvyks, kad nu, žmonės įpratę šiandien prie visko greitai spręsti savo reikalus. Reiškia, ir iš Dievo tikisi irgi, kad tas procesas, tai yra žmogaus širdies pakeitimo procesas, jis greitai įvyks, o tas greitai nevyksta, sunkiai iš lėto ir kai kuriems pritrūksta kantrybės tiesiog. Priminsiu, kodėl mes tai kalbam, nes psalmininkas labai liaupsina santykius su Dievu. Mhm. Ir štai mes kalbam, kodėl atrodo kartais sudėtingi tie santykiai su Dievu. Žinai. Taip, taip. Dar vieną labai norėjau iš to, ką perskaitai, paminėti apie tą džiaugsmą gyventi ir prie slenkščio. Ar galėtum tą vietą paskaityti, kuri ten eilutė buvo 10? Taip, taip. 11. Juk viena diena tavo kiemuose vertesnė už 1000, bet kur kitur. Verčiau gulėčiau prie Dievo namų slenkščio, negu gyvenčiau nedorėlių palapinėse. Ar tu galėtum pakomentuoti šitą vietą? Na, jinai tokia labai, sakyt, labai vertę nusako, vieną dieną keičianti 1000 kitų. Mhm. Kame esmė šitos eilutės, Vytautai? Na, esmė tai turbūt palyginimas. Tas, kuris paragavo Dievo artumo ir buvo jam nuimtos tos kaltės naštos, tas, kuris pabuvo Dievo artume, palyginę savo buvusį gyvenimą, o čia paminėta nedorėlių palapinės, ar ne, tai yra vėlgi, kur tu nori gyventi, ar tarsi nurodyta pakankamai komfortiška vieta palapinė ir slengstis. Bet jis parodo, tą palyginimą padaro, reiškia, kad
tegul bus tai prie slenkščio, bet tai bus prie Dievo namų slenkščio. Tegul tai nebus po stogu, tai yra palapinėje, bet tai bus prie slenkščio. Ir iš tikrųjų, kalbant apie tikinčiuosiusgi, šventykla, tai buvo ta vieta, kur galėjo įeiti tik tai kunigai. Tik tai kunigai. Mhm. Tai yra tikintysis negalėjo, geriausiu atveju jis galėjo ateiti prie slenkščio. Jis galėjo ateiti į kiemą, galėjo ateiti prie aukuro, kur aukodavo avinėlį už savo kaltes, už nuodėmės, vienu žodžiu, ar tai geros valios aukos, ar kažkokios kitokios. Bet jis ten ateidavo tik prie slenkščio, jis įeiti į vidų negalėdavo, į pačią šventyklą. Ir vat dėl to tas palyginimas toks ir yra. Geriau tegul ten, tik kieme, tik prie slenkščio, bet tai daug geriau negu nedorėlio palapinė. Tai yra su savo nedorybė gyventi jaukioj, patogioj vietoje, bet neprieit būtent ir ne, kad tau nebus nuimta kaltė. Ar kad tuom patikėtum, turi patirti? Taip. Taip, Aš šiandien, jeigu girdėjai, iš tikrųjų daug yra tų visokių paslaugų, dažniausiai tai psichologai, psichiatrai ir kiti sprendžia žmonių šitas problemas. Tai yra žmonės nelaimingi būna vien dėl to, kad paprasčiausiai jiem nenuimta kaltė. Tai yra neišspręsta kaltės problema. Ir aišku, jie siūlo ten įvairius būdus. Dievas mums siūlo labai aiškiai ir suprantamai: ateik, išpažink ir aš tau nuimsiu tą kaltę, tai yra nuimsiu tą naštą. Tai va šitą gali išbandyti bet kas. Tai yra visiems prieinama paslauga. Mhm. čia tuo pačiu paminėjai, toks į šoną biškai noriu nukrypti. Jeigu pas žmogų yra problema, ar, ar gali visas problemas nunešdamas pas Dievą išspręsti, ar vis dėlto tau reikia žmogaus artumo? Kad teisingai supras klausimą, aš pasakysiu, nesakau, kad Dievas ir per žmonės veikia, bet žinai, būna ateina žmogus su kažkokia problema ir sako, aš tą problemą nešu pas Dievą ir jis man jos neišsprendžia, bet su tą problemą su kitais su niekom nesidalina. Mhm. Juk Dievas mūsų sukūrė socialiniam būtybėm, kad mes tarpusavį irgi bendrautumėm. Aš turiu minėti apie tokias problemas, kurios atrodytų, kad žmogus žmogui turi padėti, žinai, o tarsi Dievas jų neišspręstų. Supranti, ką turiu omeny? Suprantu, iš tikrųjų, va, tai, ką tu sakai, va, mes prieš tai kalbėjom, prisimeni, kas tie Dievo namai šiandien, ar ne? Tai yra Mhm. tikinčiųjų bendryje, tai yra irgi mes esam gyvieji akmenys statomi į tą šventyklą. Ir būti šventykloje reiškia būti ne tik su Dievu, bet būti ir tikinčiųjų bendryjoje. Tai yra va, tarp tų sienų, ar ne, va, tam pastate. Ir tai irgi, ir nebereikalo, Jėzus sako, čia ne tik jis kartuoja pakartoto įstatymo, reiškia ten parašytų žodžius, tai yra mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir savo artimą kaip save patį. Tai va, tie du įstatymai, jie labai artimi ir labai panašus. Turėk santykius, turėk bendravimą su Dievu ir su artimaisiais, su tais, kurie irgi bendrauja su Dievu. Žmogus, jam labai svarbus yra santykiai, labai svarbus bendravimas. Nes tu pakalbėjęs, tu randi užuojautą pa žmogų arba patarimą pa žmogų, kuris jau praėjo tą kelią. Jis jau sprendė tokius klausimus ir jis gali tau padėti. Jis gali tave nuvesti pas Dievą ir arba parodyti tą galbūt būdą greitesnį, nei kad tu pats ieškosi, sakysim, o parodyti greičiau, tai yra tu sutrumpinsi kelią tą, kurį jis jau nuėjo. Psalmė 122. Nuo 1 iki 5 eilutės. Pakopų giesmė Dovydo. Kaip džiaugiausi, kai buvo pasakyta, eime į viešpaties namus. Jau įkėlėme koją, stovime tavo vartuose, Jeruzalė. Jeruzalė pastatyta lyg miestas, suaustas tvirtai į vieną. Kopia į ją giminės, viešpaties giminės.
kaip įsakyta Izraeliui, kad padėkotų viešpaties vardui. Ten pastatyti teismo sostai, Dovydo namų sostai. Melskitės už Jeruzalės gerovę, te būna saugus, kurie tave myli. Te būna palaima tavo sienose ir ramybė tavo pastatuose. Savo giminaičių ir bičiulių labui sakysiu, te būna tavyje ramybė. Dėl viešpaties mūsų Dievo namų ieškosiu to, kas tau gera. Tiesiog negalėjau sustoti. Mhm. Labai jau išsamei išdėstyta visa praktiškai tikinčių žmonių tarpusavio bendravimo visas modelis apibūdintas. Tu iki 9 paskaitai, taip? Taip, iki 9. Mhm. E, aš atsimenu, kai gyvenau Vilniui, atvažiuodavo visi kažkas ten į Vilnių. Na, kur čia tas Akropolis? Pagrindinė vieta, na, sakytum, senamiestis, jo, bet pirmiausia į Akropolį. Žinai, man čia primena irgi, žinai, atvažiuoja į Jeruzalę. Na, kur čia šventykla? Ar, ar šita, kaip tau atrodo visas šitas dalykas? Aišku, ta prasme, kaip čia sakyt, pramogos, ne pramogos, miesto esmė. Mhm. Čia skamba miesto esmė, atvažiavai į miestą ir važiuoji tiesiai į to miesto, kaip sakyt, nežinau, širdį, pasididžiavimą, esmę. Mhm. Ar tai ir turėtų omeny? O, ne tik tai. Ne tik tai. Eime į viešpaties namus. Na, pirmiausia, Jeruzalėje ten nereikėjo klausinėti, kur šventykla, nes ji dominavo, jinai ant kalno, reiškia, jinai buvo matoma iš visų taškų ir iš toli. Ir va čia ta pakopų giesmė vadinama, tai yra giesmė, kurias tie, kaip dabar vadina, piligrimai, ar ne, tai yra tie, kurie keliaudavo 3 kartus per metus, keliaudavo į šventyklą, keliaudavo į šventes į Jeruzalę. Ir jie gėdodavo tokias giesmes ir jau savotiškai nusiteikdavo. Ir iš tikrųjų toj giesmė čia ne tik tai šventykla dominuoja, bet ir Jeruzalė kelis kartus paminėta kaip tas miestas, kaip, nu, šiandien galime sutapatinti su bažnyčia, ar ne? Tai yra bažnyčia, kurios centras yra Kristus, ar ne? Tai yra va, jo šventykla, bažnyčio šventykla. Tai yra ten, kur visi ateina, kur visi vieningai gyvena. Ir čia paminėta ir tokie dalykai 5 eilutėje, ten pastatyti teismo sostai, Dovydo namų sostai. Tai yra vieta, kurioje sprendžiamos visos problemos, tai yra kurioje išsiaiškinami visi konfliktai, visi nesutarimai. Kad tame mieste, ar ne, jo sienose, sako, būtų visiška ramybė, būtų vienybė, va ta tautos vienybės ir ramybės, va toks simbolis tas miestas buvo. Ateit visiems, išspręsti visas problemas, visus kivirčus, visus nesutarimus ir susivienyti vieningam šlovinimui. Skamba taip labai idiliškai, Vytautai. Tarsi jie tenai, kaip sakyt, visi tokie labai, labai šventi buvo. Tau neatrodo, nu, ta prasme, taip, ta prasme, visi Dievui atsidavę, visi dėl Dievo pasišventę. Na, aš suprantu, tik žiūrėk, įsivaizduok, kad vat, šitą giesmę gieda visi keliaujantys į Jeruzalę. Ir Jeruzalės gyventojai visi gieda. Ir štai visi jie sueina, giedodami tą giesmę, jie sueina į tą patį miestą. Na, giesmę giedant, supranti, tu kartuoji nuolatos tuos žodžius. Tu kartuoji juos ir kartuoji vieningai. Kada nors giedojai dideliai tokioj kompanijoje giesmę, nu, sakysim, ne 100, netgi galbūt 1000 žmonių. Teko būti tokiuose renginiuose. Na taip. Ir šiurpai eina per nugarą, ar ne, ir tie žodžiai ypatingai įstringa. Tai yra stiprus emocinis patyrimas. Ir tie žodžiai tada jie įsirėžia tiesiog, įsirėžia. Ir po to atėjęs, įsivaizduok, tau kas nors ant kojos užlipo, ten grūzdamiesi per vartus, arba ratas pervažiavo tau koją, ar dar kas nors, supranti. Tai yra, atrodo, užtenka to, kad sugriautų tą idiliją, bet jeigu tu visą kelią, galbūt ne vieną dieną keliavai ir gėdojai tokias giesmes ir gyvenai va tomis
nu, sakysim, gerai, svajonę ar ne apie tobulą tautos vienybę, tau sunkiau bus nu, pasakyti tokį ir kietą žodį savo kaimynui, kuris užlipo tau ant kojos, ar ne? Iš tikrųjų sunkiau, nes tai tas pats, kuris gėdojo kartu su tavimi. Tai tas pats, kuris irgi trokšta tos vienybės ir tos ramybės. Tai yra nusiteikimas. Mes einam ir nusiteikiam ir dvasia, šventoji dvasia mus skatina būtent šlovinti ir nukreipti savo mintis į tai. Ir tai padeda po to įveikti tam tikrus konfliktus, tam tikras problemas. Ir kada tu eini, jau žinai, kad bus išspręstos tavo nu, teisėjų sostai, ar ne, tai yra ten bus išspręstos visi nesutarimai su kaimynu. Tai prisimeni, kaip Jėzus sakė, prieš eidamas aukoti, verčiau eik ir susitaikyk su kaimynu, reiškia, kad kol nenutempė tave į teismą, ar ne. Tai yra, kitaip sakant, čia jau pakeliui tu stengiasi suderinti visas tavo problemas ir ten atėjus gali būti, kad jau jos ir bus išspręstos. Tai yra, Gal, nuteikia tavo mintis teisinga kryptim. tu tuo pačiu perskaitėjai ir apie maldą. Mhm. Ar galėtum tai pakomentuoti? Būtent, vienybei nebus be maldos, ar ne? Tai yra vėlgi, aš meldžiuosi ir prašau Dievo įsikišimo, nes suprantu, kad man ir kažkam tai, sakysim, iš bendruomenės, kurioje aš pastoviai lankausi, nu, susipykti, nu, jokių problemų. Tai yra, mes visi žmonės pakankamai konfliktiški. Mes visi kažkuria prasme įsitikinę savo teisumu. Na, va čia tai aš jau teisingai suprantu. Kaip jis gali kitaip suprasti? Kaip jis gali kitaip žiūrėti į tą dalyką? Ar ne? Tai yra, mes esame visi tokie pakankamai konfliktiški žmonės. Ir mums reikia maldos, mums reikia ateiti nusižeminus pas Dievą, melstis už save ir už kitus, svarbiausiai už kitus. Nepult jam įrodinėti savo teisumą, o melstis už jį, jeigu aš galvoju, kad jis neteisingai kažką supranta. Ir labai dažnai maldoj gali pasirodyti, kad Dievas nukreips mintis taip, kad pasirodo, kad aš neteisus. Ir mūsų konfliktai bus išspręsti. Tautos vienybė yra, jis stovi praktiškai ant mūsų maldų. Tu gali bet kokias metodikas taikyti bažnyčioje, bet kokiai bendruomeniai, kokią be paimsi, tautoje ir taip toliau. Bet vienybė stovi ant maldų, be Dievo įsikišimo vienybė tarp mūsų neįmanoma. Mhm. Čia, žinai, kaip Dievas niekada neveikia, kaip čia sakyti, nėra pas jį vienpunkčio plano. Pas jį Taip, visą taip, laiką labai daug punktų. Jeigu sako, taip. va, žinai, šitą žmogų man Dievas davė. Nebūtinai, žinai, tave Dievas jam davė. Visą laiką buvo, visą laiką buvo. Ir tas pats ir kaip ir sakai, vat vienas neteisus, žinai, ta prasme ir tą pamoką, ir jam pamoką. Visada, bet aš nežinau, kodėl Vytautai žmonės užkietėja ir nebe, aš nežinau, užsispiria kažkaip, ta, kai kieta širdė, kietas pradė tauta, žinai. Kol žmonės užsispiria ir jie nebemasto kritiškai, jie nenaudoja kritinio mąstymo ir nenori, ta prasme, atvirai peržiūrėti. Ne, yra šitaip tas kelias, ta prasme, ta nuomonė užkietėjus, taškas, tikrai žinau iš gyvenimo taip ir ne kitaip. Atsakymas galėtų būti labai trumpas. Mažai meldžiasi, o gal visai nesimeldžia. Ir mažai, ir tuo pačiu mažai eina, nes bet kiekviena malda tai irgi įėjimas į šventyklą. Įėjimas į Dievo akivaizdą. Ir vėlgi tai per avinėlį, tai yra per Jėzų Kristų ar ne, ir matant jo auką, ir jo akivaizdoje kažkaip tai tas visas mano teisumas labai greit subyra. Labai greitai. Jisai toks taip apšviečiamas ir taip pasirodo toksai, žinai, ir kuo žmogus dažniau lankosi šventykloje, kuo jis daugiau meldžiasi, tuo mažiau ambicijų. O mažiau ambicijų ir mažiau va, tokių užsikietinimų. Iš jų tiesiog nelieka, jie išnyksta už tai, kad, nu kas tu toks, vargiai, ant ko tu statai. Tai yra kietumas, va, tas mūsų, tai tokia savo tvirtovė pasistatyta, bet kada ateini į Sioną, į tą Dievo tvirtovę, tu supranti, kad tavo tvirtovė tai lūšna. Tai yra vėjas papūtė ir nieko neliko. Bet tai gali būti, Vytautai, ir malda neteisinga.
Tu gali ateiti pas Dievą su savo reikalavimais, taip, noriu to, bet tai nebūtinai, kaip sakyti, pats nežinai, ko prašai. Taip gali būti ta Na, Dievo fariziejaus giesmė. malda. Taip, fariziejaus malda tai yra, kada sako, nu, tu matai tą muitininką, reiškia, su kuriuo aš nekenčiu ir tu turbūt Dieve nekenti, ar ne? Tai yra teisuolio malda. Teisingai, gali būti ir tokia malda, bet tai nėra ateimas į šventyklą. Bet tai tu turi ateiti, reiškia. Iš to išplaukia Vytautai, kad tu turi ateiti pas Dievą nebijodamas pokyčių. Taip, Jėzaus palyginimas prisimenė apie tą žmogų, kuris atėjo pas karalių ir karalius jam atleido jo skolą, milžinišką skolą, ten neišmatuojamą skolą, ten tūkstančiai talentų, aukso talentų. Nu, čia, jeigu kam nors šiandien pasakyti, tai milijardai ar ne, ir trilijonai. Ir visa tai, reiškia, Dievas atleido jam, o jis išbėgęs puola į atlapus, reiškia, savo kaimynui, kuris jam 100 denarų. Nu, tai sakysim, 100 denarų, tai dienos uždarbis denaras, tai nuo 100 dienų, reiškia, 3 mėnesių uždarbį, vienu žodžiu, negali atleisti. Tai va čia tas, jis netėjo jis neįvertino va tos aukos, neįvertino tos karaliaus pasiaukojimo. Jam tai buvo tik tai kažkokia atidėta skola ar dar kažkas. Jis taip ir nesuprato, kas jam yra atleista. Taip ir nesuvokė, reiškia, kas jis toks prieš Dievą, savo skolos dydžio nesuvokė. Ir va to Dievo gerumo, ar šiuo atveju, va to karaliaus gerumo neįvertino visiškai. Tai yra, jį nepalėtė, jį tai nesukrėtė. Psalmė 87. Nuo 1 iki 7. Praktiškai visa psalmė, ne? Tai yra 87. Koracho sūnų psalmė, giesmė. Ant šventojo kalno stovi jo įkurtas miestas. Viešpats myli Siono vartus labiau už visas kitas Jokūbo žemės buveines. Klausykis Dievo mieste nuostabiųjų dalykų, kuriuos jis sako apie tave. Tarp tų, kurie mane pripažįsta, įrašysiu Rahabą ir Babiloną, Filistijos ir Tyro bei Kušo žmonės, priskirsiu prie Jeruzalės gyventojų. Bet apie Sioną bus sakoma, visos tautos gimė jame, nes pats aukščiausiasis jį įkūrė. Viešpats įrašys tautų sąraše. Ta ten gimusi. Ir visi šokdami iškilmių šokį giedos, tavyje mano šaknys. Žinai, čia taip skamba Dievas pasiskyrė, va šitą vietą mano mylimiausia, čia mano, va čia, taškiuką užsidėjo. Buvo prieš tai Edenas, o dabar va čia. Tai ar pakomentuok, Vytautai, šitokį, kaip čia sakyti, gal neteisingas išaukštinimas Siono reikšmės, sureikšminimą. Ir pakomentuok reikšmę šito, ką perskaitėm. Taip, iš tikrųjų, čia kalba apie, žinai, aš pagalvoju, kad va šitą giesmę, jeigu šitą psalmę, sakysim, kaip giesmę, kiekvieną rytą sugiedotų visų tautų žmonės šioje žemėje, nežinau, kiek laiko truktų, kol įsisąmonintų, vieniem greičiau, kitiem vėliau turbūt, bet karai baigtųsi. Tiesiog karai, konfliktai baigtųsi. Kai žmonės suprastų, kad jie iš tikrųjų yra viena tauta. Tik tai va čia viena sąlyga yra, jie viena tauta Sione. Tai yra iš Siono jų šaknys, kaip čia pasakyta pabaigoje. Mes visi esam kaip Adomo palikuonys. Prisimenė laiške romiečiams, ten Paulius labai šitą dalyką aiškina labai tiksliai. Adome mes visi nusidėjom.
Tai yra per Adomą atėjo nuodėmė į kiekvieną iš mūsų ir Adome. Dėl Adomo nuodėmės po to įvyko tai, kas vėliau buvo, kaip sakyti, užakcentuota prie Babelės bokšto. Tai yra Dievas norėdamas sugriauti šitą nuodėmingą žmonių sąjungą, padarė tautas, ar ne? Tai yra davė skirtingas kalbas. Ir žmonės pasiskirstė į tautas, susiskaldė tokiu būdu. Ir vat Paulius po to laiške romiečiams sako, mums reikia gimti iš Kristaus, tai yra gimti iš naujo žmonijos pradininko. Ir kas yra Kristuje, arba kaip čia pasakyta, iš Siono, tai yra kas yra Kristuje, reiškia tas iš Siono, ar ne? Tas yra naujas žmogus, visiškai naujas žmogus. Ir tai vėlgi gali būti grįžti vieninga tauta susidaryti, ar ne? Kitaip sakant, išnyks va tas pasidalinimas. Tai yra savotiškai Kristus padarė veiksmą, kuris yra atvirkščias tam veiksmui, kurį Dievas padarė prie Babelės bokšto. Ten jis padalino, o Kristuje jis visus suvienyje. Sione jis visas tautas suvienyje. Juos vienyje vieningas ir tas pats pamatas, tai yra jų atgimimas naujų žmogumi, tai yra grįžimas prie Edeno, tai yra grįžimas prie to, ką Dievas buvo suplanavęs, kokį žmogų Dievas buvo suplanavęs padaryti. Vienu žodžiu, Kristuje mes vėlgi tampam praktiškai nauja žmonija, o tai reiškia vieninga tauta. Ten jau nebus tokio pasidalinimo, kaip čia pasakyta, vieni iš Babilono, kiti iš Filistijos, kiti iš Tyro, kiti iš Kušo, dar iš kažkur, tai kiti iš Lietuvos ar ne, kiti iš dar kažkur. Tai yra tokių nebelieka. Sione visi susivienyje. Ir iš tikrųjų Izraelyje taip ir buvo, bet koks ateivis, jis galėjo tapti, Mozės įstatyme buvo numatyta, prigimtiniu izraelitu. Reiškia, jis galėjo tapti toks pat lygiavertis, lygiateisės izraelitas. Dėl to, kai šiandien žmonės skirsto, kad Izraelis yra tauta, iš tikrųjų tai nėra tauta. Ten buvo daug ateivių, kurie tapo izraelitais iš kitų tautų. Tai yra Izraelis, tai yra vėlgi tokia nauja Dievo tauta. Ir tam reikėjo, tam vėlgi, kad jis galėtų tapti izraelitu, jis pirmiausiai turėjo švęsti šabą, po to jis turėjo, reiškia, būti apipjaustytas ir švęsti paschą. Tai yra tas, kuris laikosi šabo, jis priima Dievą kaip savo kūrėją ir kaip savo gelbėtoją. Jeigu pakartoto įstatymo 5 skyrių pasižiūrėsit ir išėjimo 20 skyrių, tai būtent šabas, šabo šventimas, tai yra 2 priežastys. Reiškia, viena, kad Dievas viską sukūrė per 6 dienas, o 7 kaip paminklas jo kūrybai. Ir pakartoto įstatymo 5 skyriui šabas tai yra, sako, švęsi dėl to, priežastis dėl to, kad Dievas tave išvedė iš Egipto. Ten tu buvai vergas, o jis tave išvedė iš Egipto. Tai yra išvedė iš vergijos namų. Nuodėmės, šiandien mums tai galioja kaip nuodėmės vergijos namai. Tai vat šabas simbolis, reiškia savotiškai, bet koks žmogus, kuris apsisprendžia, priima Dievą kaip savo kūrėją ir kaip savo gelbėtoją, apipjaustomas, tai yra vėlgi laiške romiečiams yra pavyzdys pasakytas, apipjaustytas tai ne kūno, o tavo širdis apipjaustyta, kai tu atsisakai savo pasaulėžiūros ir priimi Dievo pasaulėžiūrą. Tai yra tas apipjaustymas. Ir trečias reikalavimas - šventi paschą. O Paskos šventimas, tai kas buvo? Tai yra avinėlio krauju patepti savo durų staktas. Kitaip sakant, priimti Jėzaus auką už save. Tai yra, jis yra tavo gelbėtojas ir jis mirė už tave ir tu visą savo gyvenimą orientuoji būtent kaip Jėzui pašvęsta. Ir tu tampi tas Sionas arba šiandien žmogus kilęs iš Kristaus. Tai yra naujos žmonijos atstovas. Na, labai išsiplėčiau galbūt per plačiai, nežinau, ar suprantamai. Ja. Taip, man tik iš to pačio ir dabar tada klausimas, žinai, čia skamba taip labai heroistiškai, ar žinai, Sionas, ta prasme, vieta, išgarbinama ta vieta, bet nepaminėta pamokėlė. Sionas šiandien.
supranti, kur jisai, kas ten šiai dienai per vieta. Mhm. Ir Jeruzalės šventyklos sieną mes tikrai visi žinome, kur ten Mhm. visi eina prie jos, ar ne? Tai kaip, tarkim, paimkim žmogų, kuris pirmą kartą skaito raštą, antrą, na, pradžiai, nu, ta prasme, pradėjo domėtis raštu. Ir skaito šitą ir galvoja, jo, čia tokia didybė, bet šiandien tos didybės visiškai nesimato. Tu iškart paminėjai, kad ta didybė tai yra, tu perėmėjai tai, kad čia daugiau į simbolius nueina. Taip, šiandien taip. Taip, Bet juo mes labiau, kad prisimeni, mes pradžioj kalbėjom, kad Sionas kas tai yra? Tai yra šventykla, tai yra vieta, kur sprendžiama tavo kaltės, tavo nuodėmės problema. Ir kai tu keičiamas į naują žmogų, esi ten keičiamas į naują žmogų, nuo tavęs nuimamos nuodėmės ir tu tampi priimtinas Dievui. Tai yra va ta vieta. Jeigu paimsim šiandieninę va tą sieną, ar ne, tą, kaip ją taip, įvairiai vadina. paimkim, tarp prasme, štai apibūdinta fiziškai vieta. Mhm. Ir tos vietos reikšmė fiziškai šiandieną yra? Ar jie atlieka tą funkciją, supranti? Tenai nevyksta tas pats, ten netarnauja vyriausias kunigas, ten neaukojamas avinėlis, tai yra ten nenuimamos tavo nuodėmės, nesprendžiama tavo nuodėmės problema. O kur jinai sprendžiama? Jinai sprendžiama dangiškoj šventykloj, kur tarnauja Jėzus Kristus, mūsų vyriausias kunigas. Ten. Ir mes vienijamės kaip tikintieji į vieną bažnyčią, tai yra į visus, kurie būtent priima. Tai yra atlieka visus tuos tris dalykus, kuriuos aš minėjau, kaip prisimeni šabas, apipjaustymas ir, reiškia, pascha. O šitie visi tie trys dalykai, tik tai šiandien jie visi per Kristų sprendžiami. Tai yra šabas, jis, aišku, mūsų Dievas kaip kūrėjas ir mūsų gelbėtojas. Apipjaustymas, tai yra mūsų širdies apipjaustymas, kaip Paulius sako, tai yra mūsų norų, mūsų pasaulėžiūrų ir taip toliau. Atmetimas priimant Dievo, reiškia, valią. Ir pascha tai yra priėmimas Jėzaus aukos, reiškia, ir visas savo gyvenimo pašventimas Kristui. 125 psalmė. Mhm. Nuo 1 iki 5 eilutės. 125. Pakopų giesmė. Kas viešpačiu pasitikė, tas lyg Siono kalnas niekada nesvyruoja ir tveria amžinai. Kaip kalnai supa Jeruzalę, taip viešpats saugo savo tautą, dabar ir per amžius. Nedorėlių skeptras niekada neslėgs krašto skirto teisiesiems. Įdant teisieji netiestų rankų nedorėliui. Daryk gerą viešpatie geriesiems ir doro širdies žmonėms, bet tuos, kurie eina kreivais keliais, viešpats nuvys kartu su nedorėliais. Te būna ramybė Izraeliui. Kreivais keliais. Pasakymas. Savotiškas kreivais keliais. Taigi, Vytautai, šičia, jeigu nori pritempti tai, kad štai vieta palaiminta ir jinai per amžius ten ir stovės, tai šitas nesueina. Nes tai, ką mes matom šiandienai, Izraelį mes matom, nei tos šventyklos, nebėra tos visos galybės. Tai kaip ir sakai, viskas čia yra simboliškai. Bet tai kiek reikia tada išminties šitai išvelgti? Sutinku, iš tikrųjų, taip, jeigu reikia skaityti raštą, reikia tyrinėti atidžiai. Kažką Jeigu tu norėti. jeigu tu pradėjai domėtis raštu, nu mes, žinai, žmonės visą laiką fiziškai kažką norim užčiuopti, materialiai, žinai. Aha, bent kažkokį stabuką pagarbinti. Na, aš čia šaržuoju, bet, žinai, bet į kažkokią šventą vietą nueiti fiziškai. Mums tai yra lengviau negu dvasiškai, negu psichologiškai, ar ne? Norisi kažką paliesti, pačiupinėti kažką švento, pamatyti kažką. Ir skaitai šitai
ir turi išvelgti, kad tai yra perkeltinė prasme. E, Na, kaip ir prisimeni, rašte galima įžvelgtų nuorodų, kas yra kas. Ir kaip paminėjau, Efeziečiams 2 skyrių ir ten pasakyti žodžiai, kad mes esame dabar ta šventykla. Tai yra tikinčiųjų susibūrimas, yra ta šventykla. Tai yra tikinčiųjų susibūrimas, o tai reiškia va, ta bendruomenė, kurioje visi siekia to paties, yra ta vieta šitoj žemėje, nes mes, aišku, į dangaus šventyklą nukeliaujam tikėjimo akimis, ar ne, tai yra tenai su Kristumi bendraudami. Tačiau jau čia žemėje yra tikinčiųjų vieta, tai yra tikinčiųjų susibūrimo vieta. Ir bet kas, kas ieško tiesos ir nori pažinti ir nori suprasti, kur jam reikia nueiti ir kokią vietą ir kaip visą tai išspręsti ir kaip rašte galų gale netgi rasti atsakymus, kažkokius Dievas, aš tikiu, kiekvieną tokį norintį nukreips į tikinčiųjų susibūrimą, į tą vietą, kur tikintieji tyrinėja raštą ir padės jam surasti, išspręsti, pamatyti tuos simbolius, ištyrinėti visą raštą ir gauti savo reikiamus atsakymus. Tai yra, šiandien visuomenė vis tiek yra, kaip pastebėjai, tokie, kaip sakėjai, aš pats, ar ne, individualistai. Aš pats per internetą viską susirasiu, raštą nusipirkti galiu bet kur, galiu internete jį parsisiųsti, nemokamai į telefoną, reiškia, vienu žodžiu, aš viską turiu pats, atrodo. Tačiau tai Dar, nebus Jonas. Tai dar, nebus vieną Jonas. dalyką, dar vieną dalyką pridėsiu. Ir susirasiu pastorių, kuriam aš pritariu, ką jis išneka. Taip, taip. Tai nebus Jonas, tai nebus ta vieta, kur susirinko tikintieji ir visi netobuli žmonės, netobuli, bet jie visi nuoširdžiai trokšta, nuolankia širdim trokšta atrasti. O tą kelią į Sioną keliauja tenai. Dar tau labai svarbu klausimą noriu užduoti iš savo varpinės, iš savo gyvenimo patirties. Kokią svarbą ir kiek mus įtakoja tai, kad mes norim to greitai čia ir dabar? Labai, labai stipriai, ta įtaka labai stipri už tai, kad pagalvojus, kaip ir tu minėjai pradžioj, kodėl tiek daug žmonių išeina, mes nepasiruošę ilgai distancijai. Aišku, Dievas mums parodo, kad tai netrumpa distancija, nes iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim raštą, jau vien tik tai tą laiką, per kiek laiko jis buvo parašytas, tai apie 1500 metų. Ir matosi, kaip tie tikintieji nuėjo labai tolimą, ilgą distanciją, kol atėjo pamatė Mesiją, pamatė Kristų. Ir pagal apreiškimo knygos pranašystės mes matom, kad tas laikas dar tęsis pakankamai ilgai ir jau mes matom pakankamai ilgai tęsiasi. Ir Dievas turi išpildyti, ir kaip ten pagal pranašystės matosi, Dievas turi išpildyti visus tuos išgelbėjimo plano etapus. Tai yra viskas turi būti išpildyta, viskas turi būti atlikta ir padaryta iki galo. Ir tai kelias tikrai netrumpas. Kada visą tai baigsis, niekas nežino, bet va, tie, kurie, kaip sakai, įprato čia ir dabar ir greitai, jie turi pirmiausiai susimastyti, ką jie ragina. Ta, kuriam, kaip Petras sako, kuriam 1000 metų kaip viena diena. Tai yra, su kuo jie turi reikalą. Kad jie nustotų vadovauti ir būti dievai savo gyvenime, reiškia, ir aiškinti savo ir kitiem, reiškia, kaip viskas turi būti. Jie turi nuolankiai ateiti pas Dievą ir pasižiūrėti ir priimti jo planą, jo kelią nueiti kartu su juo. Eiti paskui jį, o ne perbėgti pirmą jo. Gal dar esmė yra ne tai, kad ne ką tu pasieksi, žinai, o kaip tu sieksi. Ir kuo tu tapsi siekdamas. Jo, Svarbiausia, ir kiekvienam reikia suvokti, kad iš tikrųjų aš atėjau pas Dievą, tai dar tik kelio pradžia. Ir svarbu ne tai, ką aš nuveiksiu ir ką aš pasieksiu, bet svarbu, kuo aš tapsiu pakeliui. Tai yra čia svarbiausias tikslas. Dievas nori mus pakeisti. Ir tai ilgas ir nelengvas procesas. Ir jis turi
ateiti ir būti padarytas iki galo. Ir Dievas kantrus ne dėl to, kad kažkas kažko nedaro. Dievas kantrus ir pakenčia mane, nes aš dar neleidau jam padaryti tą darbą savyje, kurį jis turi nuveikti, kad aš būčiau išgelbėtas. Čia nepamenu, kur vietoj parašyta, bet tu tikrai žinai, kur aš Dievas lėtas pykti. Taip. Pilnas gerumo ir ištikimos meilės. Taip, ir atrodytų. O mes tai greiti, mes labai greiti pasidaryti išvadas, iš karto čia taip ir anaip, va čia taip ir tas ir anas, žinai. Bet Dievas taip su mumis dėlse. Ir atrodytų, tu nori to greitai. Ir aš galvoju, ar nėra taip, Vytautai, kad mums geriau negreitai. Mums geriau negreitai. Teisingai. Nes jeigu greitai, tai aš jau pražuvęs, viskas. Jeigu greitai, nes čia jau tuo skambutis nuskambės, ar ne, tai mūsų apims panika ir mes pridarysim klaidų ir viskas. Dievas nori, kad pirmiausiai mes ateitumėm į Sioną. Va čia, kad tarp kitko 125 psalmė apie saugumą, ar ne? Jis nori, kad mes galų gale pasijustumėm saugus, nusiramintumėm ir nedarytumėm impulsyvių veiksmų. Nusiramintumėm ant jo rankų ir apmastytumėm gerai ir savo kelią, ir Dievo kelią pirmiausiai. Tai yra, ką jis nori padaryti. Labai gerai rezumavai. Aš manau, mes su šitą mintim ir galėtume pabaigti šiandienos tyrinėjimą. Taip, turbūt. Turbūt. Tai palinkėsiu visiems žiūrovom ramybės ir geros artėjančios sabatos. Ačiū tau, Vytautai. Ačiū visiems, Ačiū ir kas tau buvot kartu. už gerus klausimus, už gerą diskusiją. Ačiū žiūrovom už tai, kad jie žiūrėjo kantriai. Jeigu jie pažiūrės iki galo ir pamatys visas mūsų klaidas, supras, kad Sionas tai yra labai netobula, bet iš tikrųjų labai trokštanti būti tobula bendryje. Tai yra labai gera vieta. Dėkui ir sudiev. Sudiev.